Vyderis.lt. Jo, teisingai pasakiau? Taip, būtinai perduokit savo draugui. Все, Валера, короче, контакты имею. Sveiki, čia Martynas iš Vyderis.lt. Šiandien skambinsim klientui, kuriam laimėjom automobilį už geresnę kainą negu tikėjomės, tai pabandysim nudžiuginti klientą. Labadiena, Michailai. Labas. Skambinu norėdamas nudžiuginti. Laimėjom jūsų automobilį už geresnę kainą negu planavom. Tai planavom statyti 2500, pavyko laimėti už 2300. O, nichuja, atsiprašau. Nu labai gerai, senė, o. Juodas, gražus, odinis salonas, 20 ratų, nedaužtas, viskas kaip planavom ir dar su dizeliniu. Įsijungsiu, pažiūrėsiu tą. Da gražuolė. Valera, короче, pas mane dabar kaip tik yra, kur Kajena turi tą, žinai, dizelinę. Nu, tai, nu, biškiai, jie pakomentuoja, kur yra. А, ты что, посильный тупый? Jeep Cherokee, nu. Už 2-3 senė. Na, kiek man čia bus Lietuvoje? Čia pirkai. Jums Lietuvoje automobilis po visų paslaugų ir kelionės kaštų turėtų kainuoti apie 5000 eurų. Minusuosim depozito sumą, kurią jau esat pervedęs ir jums reikės dabar sumokėti 1600. Gerai spirti своим. Дай, пятачок, опа, давай, короче, važiuojam. Per pirmą. Vyderis.lt. Jo, teisingai pasakiau? Taip, būtinai perduokit savo draugui. Все, Валера, короче, контакты имею. Irgi jau, короче, seilę varmojam. Vyderis.lt už pitakėlį, короче, seilę. Mes išsiųsim jums iš ankstinę sąskaitą už automobilio ir aukciono mokestį L paštu ir sekimo nuorodą, kurioje galėsit sekti automobilio statusą. Nu, super, senė, огонь, atsiprašau, laimingas esu. Gerai, džiaugiamės ir mes, geros dienos jums. Jo, variantas biz. Tai va, pakalbėjom su klientu, klientas atrodo patenkintas pirkiniu. Jeigu nematėte Mišos automobilio įsigijimo istorijos, pasiekite mus, pamatysite daugiau video mūsų paskyroje ir ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime aikštelėje su Miša.